kad miltai yra mažiausiai sveikatai naudingas produktas, žino kiekvienas. Lavašas dažniausiai būna su miltais, tačiau šį kartą pasidalinsiu receptu, kuris yra tik iš 2 ingredientų. Jums reikės kiaušinių ir grūdėtos varškės, truputį druskos, viską išmaišote iki vienalytės masės, dedate ant kepimo popieriaus šią masę, kepate 180 laipsnių temperatūroje apie 30 minučių ir gautą rolsą susukate mėgstamus ingredientus. Šį kartą aš susukau virtą mėsytę, rukolą ir pjaustytą papriką. Jūs galite rinktis kitus jūsų sveikatai palankius produktus. Neabejoju, tau patiko šis receptas, spausk like, komentaruose rašyk gaminsiu ir naujausius mano receptus rask Sveikatai palankus LT svetainėje, kurią prenumeruok ir gauk geriausius pasiūlymus. Taip pat mane gali rasti Instagrame, sek mane bei Facebook'e.